Labas rytas. Pasirodo ir iš kemperio turim čia visai neblogą vaizdą į Gibraltaro kalną. Šiandien, man atrodo, mes visą dieną skirsime tvarkymuisi, nes kemperyje tai oi, kas čia darosi. Jaučiamės šiaip palyginus visai neblogai, nežinau, nelabai stipriai ir jaučiasi tos kojos po vakar, atrodo nemažai nuėjom, biški blauzdos jaučiasi. Tai šiandien jaučiu visą dieną tvarkysimės, valgyti nieko neturim, tai važiuojame parduotuvę, 3 dienas nebuvom kemperyje. Tai apsiperkam, apsitvarkom, ir tada užžiūrėsim, ką mes čia šiandien veiksim. Viskas, atsisveikinam su Gibraltaru, už parkingą beje susimokėjom 45 eurus. Bet ir pasidarėm visą savo servisą, išsipylėm vandenį, išsituštinom tualetą, nes šitą aikštelį visą tai galima buvo padaryti. Na ir už 3 paras, jo, kem 5 euriukai. Šiek tiek staptelėm prasieit. Matėm ir kelias apžvalgos aikštelės. Visi sustoja pasižiūrėti į Gibraltaro sąsiaurį. Na, o ten jau yra Atlanto vandenynas. Taip pat iš čia labai gerai matosi mūsų tikslas, į kurį važiuojam. Tai yra Tarifa, maždaug ten. Tai turėtų būti jau pats piečiausias ir vakariausias, na gal tik tai pats piečiausias Europos taškas. Nors mes matėm, kad ir ten Afrikoj yra dalis, toks vienas miestelis priklausantis Ispanijai, na tai gal ten yra piečiausias Europos tada taškas. Na bet taip teoriškai žiūrint į žemėlapį, tai jau Tarifa yra paskutinis taškas Europoje ir jau tada kilsim šiauriau link Portugalijos. Dėl kadrų net užlipom ant tokios akmenų sienos, kad parodyti geriau. Tai vat nuo ten, kur matosi, iki štai ten mes matome 54 maždaug kilometrų ilgio Afriką, Afrikos dalį. Ten labai aukštas kalnas. Na ir čia, kaip ir sakiau, visas Gibraltaro sąsiauris, o ten jau Atlanto vandenynas. Tai nežinau kaip jum, bet man labai sunku suprasti, kad šitas Gibraltaro sąsiauris yra 54 km ilgio, į kurį mes iš čia žiūrim ir matom visą pilnai. Ir tai, kad čia yra 14 km iki Afrikos. Gibraltaro sąsiaurio plotis 14 km šitoje vietoje. Maždaug. Va, šį čia eina iki čia 54 km. Nu, tas irgi. Matyti taip aiškiai tokį atstumą. Vau. Ir, aišku, labai tikėjausi matyti daug laivų. Bet jų čia nais, apie 15 kokių, gal šitą dar. Tai kadangi šitas Gibraltaro sąsiauris kaip ir pagrindinis kelias į Atlanto vandenyną ir iš Atlanto vandenyno įplaukia į Viduržemio jūrą, tai tikrai galvojam, kad bus daug laivų. Šiandien vakarieniai yra, nežinau kaip jas pavadinti, nes kažkas tarp takų ir quesadillijų. Tiesiog dedam daržovės, kokias turim, plėšytą kiaulienę su pupelėm ir kukurūzais, sūrį, viską suviniojam į štai tokius trikampėlius, net pademonstruoti, kaip ne visada pavyksta. Taip. Taip. Ir apkepam ant sviesto kelias minutės. Na va, palikom prie Tarifos mašiną tokiam parkingėlyje.
Jo, čia kemperiukų tai labai daug. Šalia Lidlas. Nelabai iš tikrųjų tarifo ir daug yra vietų, kur palikti mašiną. Tai kaip ir visi paliekam čia ir jau pagaliau einam į miestą. Nu vis dar negalim patikėti, kad ten Afrika. Už kokių 20 kilometrų. Kaip ir žiūrėjom internete, sala yra uždaryta. Atėjom va dabar iki vartų. Tik tais kažkaip niekaip nerandam internete informacijos, kodėl čia uždaryta ir kodėl negalima eiti, nes anksčiau tikrai būdavo galima. Dabar neįsivaizduojam kodėl. Bet teoriškai čia ir būtų pats piečiausias Europos taškas, iki kurio galima būtų nueiti. Čia yra toks garsusis švyturys, jau nuo kurio kaip ir prasideda Gibraltaro sąsiauris. Taigi, grįžom namo, apėjom tarifą, kažkaip nelabai stipriai mes čia radom, ką gražaus pasižiūrėti, apėjom miestą, apėjom pajūrį, smėlis gražus, vanduo gražus, bet oras nelabai, vėjas labai stiprus, tai trumpai pasivaikščiom, apėjom ir grįžom atgal namo, daromės vakarienę. Nu, va čia tai papuolėm. Labas rytas. Išvažiavom iš tarifos. Važiuojam kamštis. Stovim. Nu, dabar pradėjo praleidinėti po kelias mašinas. Dabar matom, kodėl. Kažkas čia šiandien vyksta. O dar svarstėm, ar vakar biškį čia pavažiuoti. Ai, sakom, rytoj iš ryto. Nu, tai dabar papuolėm. Ojei, kaip čia viskas rimtai. Nu, dar kartą įsitikinam, kad pas juos tikėjimas čia gan svarbus dalykas. Na tai pakeliui į Seviliją visi kelio ženklai mums vis rodė Kadisą. Mes ilgai svarstėm praleisti jį ar užsukti. Na ir galiausiai pasižiūrėję į žemėlapyje, Kadisas labai yra įdomiai išsidėstęs, tiksliau į jį patekti veda tik vienas kelias ir dar keli tiltai. Ir apskritai jis atrodo kaip sala, tai visgi nusprendėme užsukti. Na jau ar verta ten važiuoti ar ne, spręsti tik jums, o mes pasistengiam nufilmuoti gražiausias jo vietas. Atėjome į traukinių stotį, iš čia matosi mūsų gulbė. Nusipirkom bilietuką ir iki Kadiso centro važiuosime traukiniu. Spaus mygtuką. Pačiu laiku. 2 minutės tiesiog palaukiam. Gracias.
ėjom tokia gatvelė, pamatėm kepiklėlę, staptelėm, o ten pamatėm tokį pyragaitį. Mažiausiai, ko tikėjomės tame pyragaitėje rasti, tai tiek kremo. Šiaip skanu. Labai netikėtai visas minkštas, čia toksai kaip netraškus, mes galvojom, čia kažkas kaip bandelė traški, čia minkšta. Nu, labai skani, taip netikėtai visiškai. Į priekį važiavom traukiniu, atgal autobusu.